Sveiki visi. Taigi, šiandienai sugalvojau padaryti tokį trumpą testą. Testas gal ne visai ir trumpas gausis. Tai yra metalo detektoriui MD830. Kadangi tokį esu nusipirkęs, tai vad, kaip žinote, esu nusipirkęs 2 metalo detektorius iš Temu. Tai vienas tas yra TC200, tai bene vienas iš pigiausių, kur ten kainavo 26 ar 27 eurus. Ir kitas variantas, vat, būtent šitas MD830, kurių tipo biški šustresnis, yra jau šiek tiek toks jau didesnis skirimas, ekranas šustresnis, ryte didesnė, tai taip, va, porą dienų važiavam čia ieškoti, kaip sakant, lobių, taip vadinamųjų. Tai tikrai, sakyčiau, šitas testeris ima giliau, bent jau aš tai pastebėjau ir testuodamas ir viską, nors su tuo labiau mano žmona dirbo, o su šituo aš, bet pastebėjau, kad jisai šiek tiek dėl didesnės rytės vis tiek galingiau biški giliau ima. Aišku, turi šustrą tipo ekraną, kur yra skirimai ir taip toliau, bet aišku, kol dar patirties nėra, kol dar nežinia, tai vaikštai, jisai ten spalvotas, nespalvotas, birbė, nesuprasti. Vieną kartą rodo tokį skaičių, kitą tokį, iškasi juodas metalas, spalvotas metalas ir nesupranti, kur kas iš tikrųjų. Tai dabar nutariau pasidaryti normalų testą. Tai čia yra mano tokie bandomieji testiniai dalykai. Tai yra paprasta tokia, nežinau, skaba, neskaba, vienu žodžiu, kaip mediniai rastai, kitas įk būdavo sukalta ar rastai kalt. Tai čia yra grinai paprastas, rudėjantis paprastas metalas, kaip sakant. Tada, aišku, yra šiuolaikinis paprastas metalinis, nerudėjančio turbūt kaip plieno kažkokio šaukštelis. Ir tada, aišku, yra auksinis žiedas. Vienas litas sidabrinis smetoniškas bus. Tai vat, turiu tokį dar nuo senų laikų užsilikusi, tai vat, būtent jį panaudosim testui. Ir tada, aišku, yra standartas, kas euro centai dabartiniai, tik 50 nebedėjau, nes vis tiek 10-20, čia 50, jie vienodo metalo nėra, irgi didelės bėdos, kad jo nebus, ir 1-2 eurai. Ir tada yra visi lietuviški senesni, kadangi aktualu, kaip sakant, šitie pinigai pakankamai ilgai cirkuliavo, tai va 1 centas, 5 centai, 2 irgi nedėjau, nes tas pats silminka, tada va šitie visi. 10-25 centų, 1 euras vieno metalo lydinio tipo ir 2-5 eurai. Ir tada, aišku, kas populiariausia ir ko daugiausia turbūt ir būna ir randa, tai tarybinės SSR monetos. Tai va 1 kapeika, 2 kapeikos, 3, 5, 10, 15, 20, 51 rublis. Toks va standartinis. Ir aišku, standartiškai Lenino galva. Tai va. Ir dar turiu porą tokių senesnių, tos senesnės laidos SSR monetos, 1903 metų 15 kapeikų ir 1906 metų 20 kapeikų. Ir tada dar įdomesni eksponatai, tai 10 pfenigų, tai čia šitų hitlerinių su svastika realių. Tai va turėtų gal irgi būti, jeigu dar nesupuvo. Tada turiu tokią labai seną, nežinau, kaip jinai čia vadinasi, denga, nedenga kokia, 1709 metų. Tai čia irgi bus rusiška. Kas numizmatai, tai priminkit, aš jau, kaip sakė, numizmatiką 10 metų neužsiimu. Tai jau man šitie visi pavadinimai jau nebelabai galvoj. Tai va tokia monetėlė, gal kas atpažinsit, gal kas turit. Tai va turiu tokią pakankamai geros būklės. Tada yra kopeika 1853 metų turbūt, jo, 1853 metų, va toks eksponatėlis, va. Tada yra viena labai, praktiškai net moneta, jau galima jas nebepavadinti, nusitrinus, va, herbas vos matosi, kad čia buvę ir irgi yra 2 kapeikos, kaip suprantu, liktai matau viršui 2 skaičiukas. Kopeiki ir 1800 kažkilinti nebesuprasi. Vienu žodžiu, bet testavimui tai vis tiek bus gerai. Ir aišku, turiu tokį daiktą, nukirsta tokia moneta. Tai va, tai čia tokia ir rimtesnė. Jau ir svoris jos geras, lyginant su tam visom kopeikom, net su 5 litais ir 2 eurais. Tai va, matot, toks žalvarinė čia turbūt. Tai va, kai žinot, geriau galite pakomentuoti. Tai va, turiu tokių užsilikusių nuo numizmatikos laikų monetų, tai bandysim greit prabėgti ir pasižiūrėti, kiek šitas pigus realiai testeris, kaip jisai dirba su šito monetom. Tai va, tai ką, dabar įsijungiam testerį. Jis yra ne visai ant pačio stipriausio, galim patikrinti, koks čia stiprumas. Aha. Gerai, pats stipriausias, bet dėl fonavimo visko gal pabandykim nusimti kokias, tarkim, 3 padalas. 1, 2, 3.
Nu ir enter. Užsifiksuojam. Nusėmiau nuo viršaus 3 padalas, nes rašyta, jeigu per daug fonuoja, ten gauda ar be reikalo pipsi, tai reikia jau mažinti jautrumą. Tai aš dėl viso pikto nusimažinu. Tai va, Rūsy, pirmai aš čia pasitikrinau. Darau testą Rūsy. Nu, ką jis čia man pagavo? Nieko. Tai va, kaip ir Rūsy švarus, nes pirmai tikrinau, tai tikrai nelabai kažkai yra. Nebent jisai... Tai va. Šitoj vietoj, va taip pastumdant ties centru, matom tikrai nieko negaudo, nors šiek kelis kartus sureagavo, bet šiaip nėra nieko. Tai gerai, kaip ir viską įsitikrinom. Nu ir ką, įmam dabar, gal, nežinau, nuo naujausių laikų, 1 euro cento, tai prasideda euro 1 centą. Aha, 1 euro centas. Šokinėja labai įvairiai. Ketvirtas, penketas. Nu, pagrinde. Jeigu biškiai aukščiau pakeliu, tai nebegaudo tą 1 euro centą. O čia tikrai šitas testeris gaudo daug. Ir trejetas, ir ketvirtas, ir penketas, ir dvejetas. Bet niekad ant ferom beveik nestovėjo, kad paprastas tipo metalas. Tai va. Tada įmam 2 euro centus, biškiai didesnę monetėlę. Nu va, ant didesnio euro cento pašokinėja ir ant kitų, bet pirmai daugiausia buvo ketvirtas. Dabar ketvirtas trejetas, kaip ir aukščiau pakeliu biškiai penketai šoka, bet, nu, net nežinau. Iš tikrųjų, šokinėja daug, trejetas, ketvirtas, penketas. Tai čia buvo 2 centai, o dabar yra 5 centai euro. Irgi labai šokinėja iš tikrųjų. Tai vat, ketvirtas, penketas pagrindė, bet sugeba nušokti ir ant įvairių. Tai vat toks ir yra tas testavimas. Ant juodo metalo nelabai stojasi. O dabar bandykim 10 centų euro. Nu, trejetas, ketvirtas. Ir labai ant kitų nešokinėja. Praktiškai ketvirtas dažniau. Nu, dabar trejetas. Praktiškai ant euro centų 10 stabilus trejetas ketvirtas. Ir jau nebesimėto taip kaip su šitais smulkesniais rudais euro centais. Tai va. Čia 20 centų euro. Nu, iš vis ant ketvirto stovi. Ir nešokinėja, grinai ketvirtas. Tai va, stambesnis nominalas, 20 euro centų tokių, o nebe 10, tai stovi ant ketvirto. Jeigu tuo tarpu 10 dar biški šokinėja. Nu ir dabar turim įdomų maišytą lydinį, tai va 1 euras. 1 euras, stabilus ketvirtas. Tai vat, nu da va trejetas pradėjo šokinėti, bet daugumoje atveju rodo ketvirtą. Tai vat, tai su šito testeriu ant 1 euro ketvirtas pagrindinė pozicija. 2 euro centai. Nu, va, trejetas ir da ketvirtas būna. Bet net sakyčiau labiau ant 2 eurų trejetas dažniau stovi. Na, žodžiu, trejetas ketvirtas pagrindė. Tai vat, euro centus prasitestavom jau. Tai va tokias pozicijas. Dabar išsibandysim lietuviškus buvusius prieš tai pinigus. Gal eisim nuo naujausių laikų iki seniausių. Tai vat 1 centas lietuviškas aliuminis. Ketvirtas, penketas pagrindė. Iš vis ant ketvirtą praktiškai stovi stabilaus. Penketas kelis kartus pasijunginėja, o ant ketvirto užsistovėjo. Dabar bandom 5 lietuviškus centukus. Nu, ketvirtas penketas, bet ant penketo, sakyčiau, daugiau kartų stovi. Tai vat 5 lietuviški centai, labiau ant penketo ir būna ketvirtas. Tada lietuviški 10 centų. Žiūrėkim,
ketvirtas ir daugiausia dabar matau stovi ant trejeto. Ir kartais iššoka ketvirtas. Tai va 10 centų lietuviškų buvusių. Pagrindė trejetas ir ketvirtas kartais. Dabar 20 centų lietuviškų. Stabilus ketvirtas pozicija. Tai va, stabiliai ketvirtas. 50 centų buvusių lietuviškų. Kadangi pasirinkau tokias monetas, kurios pas mus realiai apyvartoje daugiau vaikščiojo, tai jų turėjau dar, nes ten kokius Amerikos dolerius metalinius ar kažką, ar svarus, tai čia beveik jų nėra visą gyvenime pas mus. Stabilus ketvirtas 50 centų ir nešakinėja. Tai va, lietuviškai 50 centų, stabilus ketvirtas. Su šituo testeriu. Nu ir bandykim vieną litą. Paprastą vieną standartinį litą. O litas pozicija grinai ant dvejeto. Dvejetas. Grinai stabiliai dvejetas. Tai vat lituką ant dvejetuko. Ir dabar turim 2 litus. Nu. Kiek ilgai su jais praleista laiko. Stabilus trejetas ir net nešokinėja. Tai vat 2 litai. Stabilus trejetas. Tai bet ir pačiam bus naudinga iš tikrųjų prasėti, po to šitą video pasižiūrėsiu, tai susidarysiu kažkokią lentelę. Tai bus aiškiau, nes kitas įkstumti ir nežinia, kad ten rodo. Penketas. Stabilus trejetas. Žodžiu, 5 lietuviški litai. Stabilus trejetas ir net nešokinėja. Aišku, iš 2 metalų lydinys, bet vat... Tai va, tai litukus visus praktiškai prasiskenavom. Gal tik taip nėra tų senesnių 10-25 centų, jeigu dar atsimenat, buvo tokie rudi. Labai panašus į euro centus. Pagal mišinį lydinę, tai vat, tai tokių vat neturiu. Nu ką, dabar įdomumui, eikim 1 kapeiką. Tarybinė SSR 1980 berods 2 metų. Labai mažutė, tai tiksliai nežiūriu. Ir ją, taip gan sunkokai gaudo, bet rodo grinai ferum, tai kaip paprastą metalą ir dar šokinėja ant dvejeto. Tai vat 1 kapeika, kaip metalo laužas ir kaip dvejetas dar šokinėja tarp tų pozicijų. Tai vat, pabandykim 2 kapeikas, čiūčiu didesnė negu 1 kapeika. Čia yra 1909 metų. Na va, 2 kapeikos. O, stabilus dvejetas. Jau 2 kapeikos viskas, jau ant fe nešokinėja, o ant stabilaus dvejeto laikosi 2 kapeikytės. 3 kapeikos. Jau didesnis nominalas. Pagrindė trejetas. Gan stabilus trejetas. Kartais ant dvejeto nušoka, bet kas 5, kas 6 kartą. O taip, stabilus trejetas. Nu ką, turim 5 kapeikas. 5 kapeikos. Stabilus trejetas. Va. Ir net nešokinėja. Stabilus trejetas. Tai va, šitas tarybinės kapeikas labiau ant trejetą mėgsta. Nu ką, imkim va tokią 10 kapeikyčių. 1986 metų. Stabilus beveik dvejetas. Jo, kartais ant fero nušoka, bet šiaip labiau ant stabilus dvejeto. 15 kapeikų, šiek tiek didesnis. Stabilus dvejetas, kaip ir 10, tada 20 kapeikų, dar didėja, nu iš esmės jau turėtų būti stabilu. Jo, grinai stabilus dvejetas. Tai yra ne dvejetas, palaukit, ar dvejetas? Dvejetas. Tai va, 20 tarybinių kapeikų, stabilus dvejetas 1986 metų.
50 kapeikų. Nu, tai aš manau labai nepasikeis. 1986 metų. 50 kapeikų. Jo, stabilus dvejetas tas pats. Tai vat. Ir dabar turim, aišku, vienas rubliukas 1964 metų. Tai yra standartinis tarybinis rublis. Tai vat, nes tiesiog tokių monetų tik greičiausia rast pas mus. Nu, stabilus dvejetas, net nešokinėja, grinai ant dvejetą rodo. Nu ir aišku, Lenino galva. O, Lenino galva, kaip nekeista, ne dvejetas, o trejetas. Tai turbūt šitie proginiai tie rubliai ėjo truputėlį iš kitokio lydinio. Nes vienas rublis tai pakankamai buvo didelis ir jis ant dvejetą skenavos, o Lenino galva kažkodėl jau ant trejeto. Tai vad žinokit, biški skirtingai. Čia dvejetas, čia trejetas. Nu ką, dabar paimkim 15 kapeikų 1903 metų. Tai vat, čia tos. Aha, stabilus dvejetas. Čia tokios biški kitokios, va, jeigu atsiminat. Taupios. Nu ir 20 pabandykim, irgi tas pats čia bus. 1906 berods. Bet jo stabilus dvejetas. Nu va, pagrindą prasėjom. Dabar kas dar tikėtina? Lietuviškas smetoninis sidabras. Tai va, 1 centas. Gaila, bet didesnių nebeturiu. Išpardaviau kažkaip visas monetas. Tai nebeturiu, bet va, vienas smetoniškas lietukas sidabrinis. O. Jis grinai pozicija stabilus penketas ir nešakinėja, va kaip matot. Vienas smetoniškas litas, grinai penketas. Šiaip tas ir yra 567, priskiriamas sidabrui, 234, gali būti auksas arba kažkas iš bronzos. O prie sidabro tai ir prie aliuminio. Tai va tas pozicijas. Tai va sidabrą kaip ir atpažįsta ir atitinka. Ir stabilus penketas, vienas lietuviškas litas. Auksas. Auksinis žiedas. Tai va. Pasidedam. Nu va, auksinis žiedas. Pagal šitą testerį stovi ant dvejeto. Tai va. Nors galbūt turėtų tik trejetą, bet jį rodo prie dvejeto. Tai va žinokit, vidutinės tos prabos toks standartinis auksinis žiedas. Ten 5-5, man atrodo, prabo, bijau sumeluoti. Tai va, tai jisai rodo ant dvejeto. Taks. Ir dabar ką, prasideda įdomiosios monetos. Bet gal prieš tai praskanuokim paprastą šaukštelį. Jis berods panašuojas. Tai va žinokit, šiuolaikinis arbatinis šaukštelis labai įdomiai skenuoja. Šokinėja tarp ferum, tarp dvejeto, trejeto ir ketvirto. Bet dažniausiai dvejetas, nu va, dvejetas, ketvirtas, trejetas, netgi trejetas, ketvirtas gal dažniau. Bet šokinėja tarp labai daug pozicijų. Tai va iš tikrųjų ir sunku su šito sidabriniu, nesidabriniu, tai yra paprastą metalą, nerūdienčią kažkokią plieną čia šaukštelis. Bet jisai net kelias pozicijas šokinėja ir tikrai ne prie juodo metalo. Nu, o dabar paimkim paprastą, va tokį prie statybų, visur į medį kalt. Nežinau, kaip čia net pavadinti šitą seną dalyką. Čia malkas deginau visokius senus rastus. Tai buvo į malką sukalta. Nu va. Grynas, juodas, senas, senovinis, tikrai galima sakytis metalas, ne šių laikų. Grinai jį rodo ant fe. Va, tai grinai, juodą metaliuką. Net nešokinėja. Tai va, tikras senovinis paprastas juodas metalas. Grinai ant fe. Tai va visgi testeris sugeba atpažinti jį. Nu ką, dabar pradėkim nuo 10 feningų vokiškų Hitlerio. Aha. Lik ir trejetą parodė, bet dabar peršoko ir pastoviai rodo poziciją ketvirtą. Ir labai stabiliai nešokinėja. Tai 10 reiks feningų šitų. Pozicija, palaukit, sakiau ketvirtas berods, ne?
Tada va šita, tokia monetėlė. 1700 kem 9. Čia denga gal kokia, tai kaip vadinama, aš jų nebeatsimenu. O. Šešetas, tai kaip ir priskiriama prie sidabro tos zonos, tai ne, gal nežinau. Gal kas numizmatikai žinot, pasakysit? Man grinai. Va, šešetas labiausia. Oi. Grinai man prie šešetą. Sidabro zonoj toj. Bet ten, kaip ir minėjo, gali būti ir kokių kitų pašalinių atpažįstama. Tai vat. Nes ji tokia gražiai, tokį rudumą pagavus, nežinau. Tai vat įdomu, bet gal ir bus kokia varinė. Tai vat. Tada 1853 metų ta 1 kapeika. Nu vat irgi grynas šešetas, tai čia turbūt sidabras varis į vieną poziciją turbūt sueina. Tai vat, nu, penketas, šešetas, bet dažniausiai šešetas 1 kapeika ta. Tai vat, prie šešetuko, tai vat visgi skiriasi nuo šiuolaikinių monetų, ne? Nesakykit. Tada 2 kapeikos tos, 1805 kažkelintų. O, grinai ant 7. Grynas 7 šitą monetėlę. Ir va tokia, kaip minėjau. Irgi čia Jekaterinos, gal tos antrosios 1000, ar kurios 1782 gal berods, jeigu nesumelavau, tai va, bandam tokį žalvarinį. Irgi grynas 7. Nu tai va. Reiškia tokios senos carinės monetos, kur yra toks kaip žalvaris varis, jos labiau eina prie sidabro, tai dažniausiai jas, kaip supratau, mato 5, 6, 7, 6, 7 netgi dažniau. Sidabras, kaip ir žiūrėjom, irgi atitinka tą irgi zoną, berods stabilus, kas ten sakiau, 5 buvo. Nu, žodžiu, reikia video atsisukti ir žiūrėti. Tai va, tai šiaip iš esmės aparatas nėra, kad visiškai jau ten 100% ten rodytų beleką. Visgi sugeba biškiai atskirti tuos metalus ir pagal skaičiukus visgi rušiuoja. Tai nėra visgi, kad pigus aparatas visiškai ten nesigaudo ir ant kiekvienos monetos ten beleką rodo. Taip yra, kitasi gal turbūt leidiniai įdomesni, tai dabar pradeda šokinėti, nes jisai negali konkrečiai priskirti labiau. Tai matėm, yra ir 2, ir 3, ir 4 vieną kokią ten poziciją rodo ir šokinėja bestumdant. Tai vat, o kitas monetas labai stabiliai, gražiai priskiria prie vieno skaičiaus. Tai vat, tai toks trumpas testas, nežinau, manau labai pagrindą tokį aktualų visiems dėl šitų testerių padarėm. Šitas testeris berods kem 6 eurai temu kainavo, jau sumeluoti tiksliai, reikia senesnį video žiūrėti, mano ten aš buvau kainą surašęs. Tai va, juodą metalą tikrai skiria, tikrai nesimėto senovinį, šaukštelį šiuolaikinį, va, kaip matėte, irgi labai įdomiai per kelias pozicijas mėtė, turbūt irgi ne vieną kažkokią nerūdinčią plieną bus lydinys, galbūt matyti metalų šiais laikais primaišytą. Sidabrą smetonišką stabiliai rodė, šitas žalvarinis irgi nesimėto, pakankamai stabiliai rodo, tarybinės, va, šitas baltas kapeikas irgi pakankamai į vieną poziciją, varinės, tokios nevarinės, kaip žalvarinės, kokios šios yra, tai irgi pakankamai vieną poziciją neblogai, su šitom irgi, nu kaip sakant, kam neaišku, atsisukinėkit video ir žiūrėkit, kurioje vietoje čia jas aš testavau ir tiesiog pasimatysit panašiai, kokie skaičiukai, kokiam monetam labiau dažniau būna parodomi. Tai vat, tai šiam kartui toks video, manau, aktualu, kas domite, kaip sakant, metalo paiešką, visokių lobių paiešką, tai vat ir norit pradėti nuo kažkokio paprasto aparato, nu tai vat šioks toks, kaip sakant, paprasto, elementaraus, pigaus, va tokio aparatėlio.
toks testas ir išbandymas, tai vat, ir nes kažkaip irgi norėjau YouTube žiūrėti, tai tų tokių testų daug ir labai ir nebūna su šitais visais aparatais. Visi arba kažkokius brangius tos gerus testuoja, o su tokiais pigesniais, paprastesniais, tai vat, buvo pačiam įdomu. Nes kai pirmais kartais važiavau, aš labai ten tų instrukcijų neskaitęs, pats neįsibandęs, aparato nepažįstu, tai irgi atrodo, eini skenuoja, šokinėja ten ir trejetus ketvirtus rodo ir nežinai kaip reaguota, iškasi kažkokį metalo gabalą paprastai ir po to nežinai, kaip čia ką suprasti. Tai šitas testas ir man biškai padės susipažinti su šito aparatu. Irgi susikonspektuosiu, panašiai pabandysiu kokį sąsiuvinį užrašinę susižymėti ir po to pačiam kitais kartais važiuojant bus jau biškai aiškiau, kas tikėtina, po kokiais skaičiukais gali būti. Tai šiam kartu tiek, spaudžiam laiką ir iki sekančių labiau paieškų. Iki.